Nežinot, Mauzerį, ką vakar sutikau? Nu, iš kur man žinoti, kad tamsta ten visokiuose patvoriuose ir bromose slankiojate vakarais, tai... Būtent vienoj bromoj netoli Seimo sutikau Egidijų Vareikį. Stovi žmogus bromoj, žiūri liūdnom akimis Seimą, a eit ten neišdrįsta. Nu, žmogus, matyt, po kelionių į katalikų konferencijas bijo žmonių. Va. Ir aš prieėjęs klausiu, sakau, nu ko slepiamės, Egidijus? Nuo lietaus? Ne, sako. Aš žmonių bijau, sako Vareikis. Jis sako, nuo lietaus irgi slėpiausi, nes Europoje beklaidžiodamas skėtį kur tais pamečiau, sako liūdnas Vareikis. Nu ir ką? Nu ką, toliau stovim tylim. Stovim tylim, tokia nejauki pauzė, žinot. Nu ir aš pirmas tą nejaukią pauzę kaip ir nutraukiu, sakau, tai kaip oras, Egidijus? Jis taip atsidūsta, sako, nu tai gilyja, va, pats sakei. Ir toliau tylim. Ilgai patylėjot? Gerą valandą kokią. Stovim tylim. Vareikiu, tai gerai, jis turi ką veikti, jis žiūri liūdnom akimis Seimą, o man ką veikti. Tai man taip nuobodu darosi, tai aš vėl jo klausiau. Sakau, nu tai jau kada į darbą grįšime, Egidijus? Jisai sako, dar negreit, sako, aš ilgai gydysius. Sakau, tai kaip čia? Dar po valandos, sakau, mes apmokam ir Seimo nario algą, ir gydymą. Į ką nuėjo turbūt, ne? Ir nuėjo Vareikis tada jau. Turbūt supyko. Tai kad nebuvo dėl ko. Aš pirmą kartą šiais metais taip mandagiai su žmogum gatvį šnekėjau. Aš po to dar valandą bromai stovėjau ir ilgai galvojau, kodėl, kai, nesigavo pokalbis. Šiaip tai, pats tai esi prastas katalikas, iš vis į bažnyčią nevaikštai. Tai ką dvasingam žmogui su tavim kalbėtis? Koks oras ten šnekėti. Koks oras. Žmogus paėmė ir supyko, tai koks oras. Rimtai? Nu. Nepyk, Egidijų.